Dieve, tikim, kad tu surinkai mus, todėl kad esam tau be galo brangus ir tau ne tas pats, kokie mes šitame gyvenime būsim, dabar esam. Jėzau, atsiprašom tavęs už kiekvieną kartą, kai mes tau darom skaudžiai. Atsiprašom už save pačius ir atsiprašom, Dieve, už mūsų brolius ir seseris visam pasauliu, kurie tavęs nepažįsta ir kurie pažįsta ir kurie vis tiek tau daro skaudžiai. Garbė Dievui Tėvui, Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Savo kažkaip gyvenime atsimenu mano susitikimas su Jėzumi. Pradžiai jis toks buvo daugiau per bendrą Dievo supratimą. Pradžiai aš taip supratau, kad ko gero susitikau pradžiai tėtį, dangiškai tėvą. Tik tai paskiau su Jėzum turėjome reikalų. Su Šventąja Dvasia dar vėliau susipažinom. O dabar taip stengiuosi su visais trim asmenim vienu metu kažkaip bendrauti ir bandyti suvokti arba bandau kažkaip neprasilenkti, bandyti neįskaudinti Dievo savo netobulumais ir savo nuodėmėm. Sakau, bandau, nes ne visuomet išeina. Tai toks mano buvo pirmas susitikimas su Dievu, tai kad buvau 19 metų ir iki 19 metų buvau visiškas ateistas. Užaugau tuometiniai mūsų tarybiniai visuomeniai. Fonas buvo toksai mano praeities, tai kad prieš pat kariuomenę buvau įsivėlęs į tokį vieną kriminalą, mane buvo paskiau ten suėmė, išvežė į tokį tardymą, tuometinę miliciją. Ir turėjau padėti parašą, kad iš miesto neišvažiuosiu mėnesį laiko, kol vyks procesas, kada ten tas teismas bus. Trumpiau tariant, išgyvenau savo gyvenime tokį stiprų dugną. Jau galvoju, daugiau jau krist, dabar laukiu ir neaišku, kom čia viskas baigsis. Bet galiausiai praėjus savaitį laiko, kada buvau tokiam dugne, paskambino vieną vakarą kažkas telefonu namuose ir ten rusiškai prisistato toks ir toks, sako, esi laukiamas rytoj, išvyksti į Sovietskųjų armiją, supratote, ne? Į tarybinę kariuomenę. Iš tiesų viešpas, jisai humorą mėgsta. Bandykit įsivaizduoti, jeigu fonas būtų truputį kitoks. Man taip gerai Lietuvoje. Savo tėvynėje, žinai. Aš būčiau sakęs, kokia nesąmonė. Nors paimk ir prisigerk, žinai. Tokiam fone, kuriam aš buvau, man šitas skambutis buvo tarsi man būtų sakęs, tu išlošei milijoną. Nes tada vyko būtent paskutiniai metai, vyko karas Afganistane ir aš turiu tokį gerą, žinai, ir sportinę formą ir visą kitą, ir galvoju, man yra šansas, kaip sakant, pasižymėti. Buvau, aišku, matęs jau filmą Rambo, Pirmasis kraujas, jeigu tokie atsimenat. Ir aišku, aš buvau jisai, tasai Rambo. Jau buvau matęs ir Plėšrūnas, pirmą dalį džiunglėse. Faktiškai tas pagrindinis herojus, tai aš buvau. Faktiškai aš buvau herojus, tik tai man dar reikėjo, faktiškai mane tik tai turėjo kažkas nufilmuoti ir visiems būtų aišku, kad dar vienas tokioj Sovietų sąjungoje yra toks, reiškia, didvyris. Tai su tokiom nuotaikom aš, kaip sakant, skrieju sekančią dieną ant sparnų į tą tarybinę kariuomenę ir prasideda. Labai įdomiai, viešpats, sakiau, mėgsta siurprizus ir atsimenu tada Vilniuje, ten berods vos nes savaitę laiko ar ten kiek reikėjo laukti, kol ten atvažiavo tai vadinami pirkliai. Ir atsimenu, kada ten mūsų labai daug ten buvo, keli tūkstančiai, nežinau,
ten tų, žinai, skaičių man tada atrodė labai daug. Ir tik tai sužinom, kad atvažiavo, reiškia, ten jūrų pėstininkai. Iš karto taip pasitempiau, žinai, laukiu, kada čia mane pakvies. Nieko ten. Surinko kažkokius išvežė, žinai. Paskiau lakūnai, žinai. Nu, kaip sakant, iš lakūnų, žinai, irgi nieko, žinai. Paskiau ten pėstininkai, paprasti. Nu, laukiu, galbūt čia. Nieko, žinai. Tankistai. Nu, aš galvoju, ūgis mano per didelis. Nu, bet ir tai būtų neblogai. Nieko. Žiūriu, tik taip mažėja. Likom koksai 150. Ir aš kaip nužvelgiau tą mūsų salę va tokia, kas mes čia likom tokie, pagal veidus tų, kurie liko, supratau, kad mes tikrai kažkoks Lietuvos elitas, randuoti, susulaužytom nosim, ryškiai, kai kam virš 18 jau gerokai, gyvenimo matė, papurtusiais veidais, kažkas, žinai, žiūri įvairiausiai, žinai, sureiškia kuprom visokie, žinai, kūdė, žinai, galvoju, kas čia dabar? Tik tai eigoj supratom jau, kada mus jau ten vežė traukiniu, kad mus veža ir būsim statybiniai batalionai, kuriems ginklo niekas neduoda, viską reikės plikom rankom. Ir kastuvų, aišku. Grioviai, tranšėjos. Tai va, buvo toks va įspūdis. Ir, nu, kaip sakant, apsipratau, turėjau, kaip sakant, nuryt pirmąją tokią piliulę, tokią kartoką ir mano puikybė gavo tokį gerą, žinai, niuksiuką, kad iš pirmas kraujas, ko gero, bus tik tai puslės ir, reiškia, muzoliai ant kojų. Va. Ir kažkaip tai įsivažiavau. Ir ten pastebėjo mano kažkokius talentus ir mane ten iškart įdarbino paišyti fototapetų, nes tada buvo deficitai, todėl jiems buvo labai paprasta, sako, fototapetą gali nupaišyti per sieną, va tokia. Sakau, galiu. Sako, laiko turi, paišysi, nes nebūdavo gauti tada kur. Tai va. Ir man taip pat praėjus tiems 3 mėnesiams toj tarybiniai kariuomeniai, staiga gaunu telegramą ir sužinau, kad mano motina mirė. Man buvo toks didelis smūgis, vėl gavau, kaip sakant, į paširdžius tokį niuksą, vėl labai taip tokia duobė, kai sužinau, kad mama ne šiaip sau mirė, bet jinai ir nusižudė. Mano mama tokia buvo tikrai idėjinė, jinai buvo partinė. Bet manau, kad vis tiek buvo tikinti giliai širdis, tiek pagal tą senąją tradiciją buvo ir pakrikštyti, ir atrodo pirmos komunijos kažkada tai buvo priejusi, bet matyti, niekas nepaskelbė gyvos evangelijos. Nu, faktiškai, nebūdavo alfos kurso anais laikais, įsivaizduoju. Tai, kai palaidojau ją ir po kelių dienų, kai pamačiau, niekas nebesidomi, niekas, sakant, visi užmiršo, tada iškėliau savo pirmą tokį klausimą, kokia gyvenimo prasmė apskritai. Ir supratau, kad taip nugyventi gyvenimą, taip kaip mano mama nugyveno, tikrai nenorėčiau. Mano tėvas, aišku, jisai gyveno kitokį gyvenimą, jisai kovojo prieš tarybų valdžią, buvęs ir disidentas, ir katorgai atsidėjęs, bet jis, aišku, visuomet būdavo kažkur tai mūšiuose, pogrindyje. Tai tėvai, aišku, suprato, ten mano buvo išsiskyrę. Tai vat, iškėliau savo tokį klausimą. Taip, nei kaip mano tėvas aš nenoriu gyventi, nei kaip mano mama. Supratau, kad reikia kažkaip nugyventi, kad po manęs kažkoks tai pėdsakas liktų. Nu, bent jau taip, kaip mumis auklėjo. Atsimenote, ne? Kad po tavęs pėdsakas liktų. Ten knygą turi parašyti, dar ką nors. Tai aš taip galvoju, taip, sakau, nu aš po savęs turiu kažkaip įsiamžinti. Nu ir tai su tokiu būtent klausimu grįžti savo tą tarybinę kariuomenę ir toliau prisėdau prie meno kūrinio, paišiau per tą visą sieną tą fototapetą, tokį peizažą, man labai patiko kalnai. Ir buvo toks vakaras, ruduo, panašiai kaip dabar. Aš pats tarnavau prie Azovo jūros, netoli Rostovo. Ir girdžiu, kažkas prieina man iš nugaros
ir tai pasisuka kažkoks žmogus keistas, tikrai ne kareivis, nes irgi plaukai, barzda. Jis žiūri tą mano piešinį, sako, tu darai grožį. Nu, čia rusiškai, ne? Reiškia, turi gražią sielą. Pažiūrėjau, ko aš jau tai žinai. Aišku, siela tokia, toksai žodis keistas, pas mane žodinėlį beveik jau niekada nebuvo vartojamas. Paskui sako, o tu Dievą ar tiki? O čia jis mane taip užgavo, šiek tiek sakau, Dievo nėra. Ir toliau supieši, sako, tu neskubėk sakyti, kad Dievo nėra. Tu, matai, sako, minio žmonių tarsi upė eina ir kviečia, einam paskui mus, mes žinom, kur rytojus šviesus, kur laimė. Tu, sako, sustok, nei kartu su jais, truputį aukščiau palipk ir pamatysi, kad ten, kur jie eina ir kviečia tave, nėra nei to rytojus, nei ten ateities. Ir štai, kaip tik man tuos žodžius kalba, tarsi taip vaizduoti irgi matyčiau tokį kaip upė žmonių, kažkokia masė ir jie kažkur ten krenta kaip kokie krioklį. Ir tą momentą su manim sutiko toks įdomus dalykas. Štai čia, šitoj vietoj, toks didelis šviesos sprogimas, pilna to žodžio prasme, toks bum. Ir toj šviesoj, nežinau, ar esat kada nors, ar galbūt knygose skaitė, galbūt filmuose matė, sako, prieš pat mirtį žmogui yra paleidžiamas per jo atmintį, tarsi pagreitintas filmas visas jo gyvenimas. Nu, mano ten to gyvenimo daug labai nebuvo, 19 metų, bet aš irgi toj šviesoj pamačiau, tarsi taip greitai kažkas, tą visą 19 metų, kažkas patraukė. Ir paskui, kai bandžiau atgaminti, ką aš ten mačiau, tai aš atsimenu didžiąją dalį, tai buvo visi tie momentai, kuriuos mes vadinam nuodėmė ir apie ką gėda pasakoti. Nėra ko girtis. Ir toj šviesoj balsas. Aš esu. Ir vėl ta šviesa ir taip kažkas ten nuostabaus, toj šviesoj. Ir tai, nežinau, truko akimirką, 2-3. Ir visa tai baigėsi ir vėl aš matau tą žmogų priešais mane, čia tą reiškia rusą. Ir man, su mano reiškia kūno atsitiko toks įdomus reiškinys. Man pliūptelėjo ašaros per akis, per nosis, snarglis, bėg. Įsivaizduokit, viską suvokiu. Nei aš buvau kažkur tai dingęs, nei sąmonės pradės. Visi tie dalykai vyksta tau vienu metu. Ir viskas, suprantat, viskas tau yra palikta, jokių ten transų, nieko. Ir aš to šviesoj, kai Dievas atėjo ir pasakė, aš esu. Aš gavau visus atsakymus į klausimus, kurie man buvo, kada man yra, kėlę. Tai aš paprastai bandau tokį palyginimą duoti. Aš bandykit įsivaizduoti, aš esu 68 metų modelis. Ne? Tai, nežinau, kelintų metų modelis, pats esi Artūrai. Esam 68 metų modelį 2 su Artūru. Tai įsivaizduojat, bandykit į 68 metų kompiuterį įdėti tą programą, kas čia pas tave, 2010 XP kažkas panašaus, ne? Aš tam žmogui, tam reiškia rusui, per tas ašaras, man čia, bėg, viskas, bėg, snarlis, bėg. Ir aš jam noriu tik tai pasakyti, kad ką aš mačiau, kad tą šviesą, kad žinau, kokį gyvenimo prasmė, kad dabar Dievas yra, gavau netgi supratimą, kodėl mama mano nusižudė. Faktiškai visi tarsi atsakymai tau vienu metu, bet mano kaip sakant, turi tik vieną, burną, o ne 10 tų megafonų. Niekaip man nešina, aš jam tik sakau, aš žinau, tą žmogų žiūri, ką aš čia dabar daros. Toks, atrodo vyras, čia, Dievo nėra, visko žino, ašaros man bėg, man kartu ir gėda yra, kaip, vyrų žlium prieš, kažkokių senį, O dar, aš pats esu šiaulietis, turiu tokią savotišką, dar šiaulietišką ambiciją. Gau žlium prieš kažkokį senį, bandau tvaryti nieką, aš negaliu padaryti. Žinau tik tai, kad gali minutę gal kokią praėjo, jau čia baigėsi visas vanduo pas mane. Tas ašaras nusišluošiau, snarglį nusivaliau. Aš sakau, žinau, kad Dievas yra. Ir žiūri dabar į tą žmogų, tas žmogus, bet ne tas. Jis į mane žiūri, aš į jį. Liktai barzda ta pati, plaukai tie patys. Ir iš jo eina tasai balsas, kuris buvo šviesoj. Aš esu. Neįsiduodu, žiūri per langą,
Žiūri medžiai. Medžiai kitokie. Žali medžiai. Ja. Supranta, tas suvokimas, bet sukoncentruoju žvilgsniu iš tų medžių tas balsas. Aš esu, žinai, čia dabar kas. Pažiūriu dangų debesis. Debesis kitokie, žinai, dangus kitoks. O aš esu. Kur tik tai pasižiūriu, ten, žinai, atsukęs, paskui žiūriu ten kur aš pašiu, tai buvo tokia karo gamykla. Žiūriu ten tolumoj azijatai, mes jų lietuviai čiurkom vadinant taip negražiai. O žiūriu, iš to, žinai, azijato kareivių, o aš esu. Visur, žinai. Viešpats tarsi man norėjo pasakyti, aš esu visur, esantysis. Ir dar kas yra nuostabu, tai kad po to susitikimo su Dievu įvyko toks įdomus dalykas, tarsi, kad man būtų nuėmęs žalius akinius, raudonus, rožinius, kaip reiškia pavadinsit, nepagadinsit. Svarbiausia, nežinau, tu pamatai tą realybę. Jis yra visur, kūrėjo braižą. Nežinau, jeigu esat matę filmą Matrix, kada pamato tas herojus Neo, pamato realybę. Įsivaizduojat, kažkas tokio panašaus. Tai mano buvo pirmas susitikimas su Dievu. Man tik tai paskiau, praėjus 3 metam po šito įvykio, jau kada buvau įstojęs jau į kunigų seminariją čia Kaune, dar atsimenu, tenais būdavo tie dvasiniai skaitymai ir tada pirmą kartą turėjau galimybę turėti visą Bibliją rankose ir skaitau Išėjimo knygos tą 3 skyrių, tikriausiai atsimenat, tą momentą, kada Mozė, jau senas Mozė, dykumoje gano savo uošvio Jatro avis ir mato degantį krūmą, dega ir nesudega. Jisai susidomėjęs eina prie to krūmo, iš to krūmo balsas: Mozė, Mozė, nusiauk batus, nes vieta, kurioje tu stovi, yra šventa vieta. Bum, krenta. Aš esu tavo protėvių Dievas, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Ir ten Dievas jam prisistato, sako, girdėjau ten mano tautos, tavo tautos šauksmus Egipte ir nužengiu, kad ją išvaduočiau ir taip toliau. Ir aš dabar tave siūsiu, Mozė, pas faraoną, kad tu pasakytum, kad jis išleistų mano tautą. Mozė, ten skaitau toliau, čia labai taip įdomu. Ir Mozė sako, bet jeigu aš ateisiu pas savo tautiečius ir sakysiu, dabar visi išeiname iš to Egiptą, arba ten pas tą faraoną, ir jie mane klaus, o kas tave siuntė, koks jo vardas, ką aš jiems pasakysiu. Aš taip skaitau, tu jiems pasakysi, aš esu, kuris esu, tave siuntė. Sakau, geras. Aš tą Biblijos vietą pirmą kartą skaitau, bet vardą jau buvom susipažinę prieš 3 metus. Tai toks mano buvo tas pirmas susitikimas su Dievu. Galima su Dievu tėvu. Aš į tuos dalykus galbūt per greit skirti. Tai žinau, kad tasai rusas paskui, jis pasirodo buvo ortodoksas irgi neseniai atsivertęs. Jisai klausė, o tu Jėzų ar pažįsti? Kvailas, pakankamai kvailas gal nebuvau. Žinojau, kad tas Jėzus, tai čia tas ant kryžiaus toks žmogus prikals. Sakau, tas ant kryžiaus prikals. Sako tas. Sakau, žinau, kad toks yra, bet kas jis toks nepažįstu. Ir jis tada man pasiūlė, sako, kada tu turėsi laiko, ateik pas mane ir aš tau papasakosiu. Ir tas rusas irgi neturėjo Biblijos. Tai jis man kokį mėnesį laiko, jis pasirodo buvo elektrikas, toj karo, reiškia, gamykloje, pasaulietis. Ir kada visi kareiviai valgydavo, aš bėgdavau pas jį ir toj elektriko, toj vadinamoj kaptiorkiai, toks yra išsireiškimas tam kambarėlį, jis man pasakodavo, tu reiškia būdų pasakojimų du, kas tas Jėzus yra. Apie Mariją, ten kaip Jėzus išgydė aklą, kaip išgydė raupsuotį, kaip ten vandenyje, kaip ten Kanos vestuvėse tą vandenį vyną pakeitė. Visą Evangeliją, visą, kiek jis man pasakojo, išgirdau pasakomųjų būdu. Tik tai paskiau man po kiek laiko, kada jau po kariuomenės, kada pateko šventas raštas, aš turiu tokią galimybę visus tos dalykus dar kartą skaityti jau nuosekliau, bet faktiškai man buvo, kas tas Jėzus, jau buvo aišku. Paskiau įvyko tai, kad jūs galite įsivaizduoti
apie jokias maldeles, Tėve mūsų, Sveika Marija, garbė, apie jokius poterius kalbos negalėjo būti. Buvo labai toks konkretus pokalbis su Dievu, su tuo Jėzumi, taip kaip kalbuosi su pavyzdžiui, jumis, pasakoju, ką nors tas tokios, arba ten kas įvyko dienos bėgyje arba eigoje, įvyko tokie gražūs dalykai, aš paskui dalindavausi su Jėzumi ir pasakodavau jums, arba, pavyzdžiui, kada sportuodavau. Visą laiką kažkaip toks buvo bendravimas, kalbėdavausi. Aš jau tai paskiau poterius beveik po 2,5 metų tik tai, ar beveik po 3 metų tik tai poterius išmokau, kas tai yra. Ir dar buvo nuostabu tai, kad tas reiškia mokytojas, tas Rusas, jau net vardą atsimenu, Genadij Georgijevič. Jis buvo, ten tuos 2 metus manimi rūpinosi, buvo kaip tas dvasios tarsi kaip vadovas. Ir prisimenu tą paskutinį momentą, kai mes su juo atsisveikinom, aš ir jo šeimą, paskui pažinau jo žmoną, ten jo reiškia vaikai. Sako, tu, sako, dabar išvyksti namo. Ir tau noriu pabaigai pasakyti. Įsidėmėk tokį dalyką. Dievas tau ir toliau kalbės tokiem 3 būdais. Jis gali dabar įsirašyti savo į vidų, nes tai veikia. Pirmiausia, jeigu nori sužinoti Dievo valią, eik pas Dievo žmogų. Antras dalykas, tau Dievas kalbės per jį, bet antras dalykas per ženklus. Dievas yra palikęs daugybę ženklų, SMS, įvairiausių žinučių ir per ženklus jis tau daug ką kalba. Ir trečias dalykas per aplinkybės. Taigi, Dievo valią galite pažinti per Dievo žmonės, per ženklus ir per aplinkybės. Tai toks buvo mūsų paskutinis su juo susitikimas su šito mano mokytoju. Ir paskui jisai dingo. Aš, aišku, nenustepsiu, jeigu Viešpats man leis patekti į dangaus karalystę, kad kai aš matysiu jį, tą, kurį matėte čia ekrane, kad tai buvo jisai. Aš bandžiau visokiais būdais paskui atrasti. Nėra. Dingo. Aišku, ten galima, ieškoti, paieškos. Aišku, aš tiek pastangų neįdėjau, kad vėl atrašiau savo tą mokytoją, bet jo nėra. Suprantat? Ir dar keletas žmonių ten buvo, kurie irgi padėjo, dalyvavo Dievo pažinime, susitikime su reiškia Jėzumi. Tie žmonės mane palydėjo iki tam tikro momento, tarsi kaip riba tokia buvo. Už tos ribos, tai ta riba, kai aš jau pradėjau, jau tada jau apsisprendžiau, jau stojau į kunigų seminariją ir viskas dingo. Tai šiam kartui aš manau, galbūt užteks tos žinios, nes jūs jau žinių šiandien tikrai pakankamai gavot. Man tik tai būtų toks nuostabus dalykas, džiaugčiausi, kad buvau jūsų tarpe, jeigu jūs parsinešit šiandien vieną tokį gerą dalyką. Įsidėmėkite, kad Viešpats Jėzus Kristus yra visiškai šalia tavęs. Jau įsicinkinau, toks žodelis yra, ne, gal tai būtų neteisingai lietuviškai, bet taip sakau, toks kaip įgūdis atsirado, toks įprotis. Kiekvienam momente būti labai atidžiam ir pastebėti Jėzų, kaip jisai pasireiškia. Suprantat? Jisai žaidžia slėpinių, tas faktas yra. Ką padarėt vienam iš tų mažiausių, man padarėt. Tai yra be galo įdomus žaidimas. Pabandykite, ne? Ir jūs tikrai nustepsit, kai tą dieną, kai jūs stovėsit jo akivaizdoje, jūs matysit Jėzų ir žiūrėsit į jį ir sakysit, tai tu buvai tas, kuris tada... Mano Viešpats Jėzus yra siurprizų Viešpats. Amen, aleliuja.